Tai sveiki, pas mane matot, kokie didžiuliai yra pokyčiai. Kažkur apie pusę metų galvojau, kad noriu nusidažyti plaukus ryžai ir pagaliau nusprendžiau, kad į šitą tamsųjį laikotarpį reikia atnešti kažkokių spalvų, tai nusprendžiau įsinešti per plaukus. Bet šiandien ne apie plaukus kalbėsim, šiandien pasikalbėsim apie antras pusės. Tai aš per savo gyvenimą turėjau du partnerius, tai yra dabartinis ir buvęs. Tai jie yra be galo skirtingos dvi asmenybės ir visiškai skirtingai mane paveikusios. Tai su praeitu vaikinu išsiskyriau prieš 3,5 metų, turbūt taip gaunasi. Ir su juo prabuvau 4,5 metų. Nors ir kaip taip keistai skamba dabar. Nepasakosiu nei priežasčių, nei nieko iš tos pusės, bet kaip mane jisai paveikė. Tai realiai, būnant su juo, atradau iš viso fotografiją ir tą savo mėgstamą veiklą ir ką aš noriu daryti ir visa kita. Ir gavosi toks dalykas, kad aš visiškai, nors ir atradus tą savo veiklą, ką aš noriu daryti, ką aš noriu kurti, kaip aš noriu fotografuoti ir visa kita, atradau būtent su juo. Bet aš tą fotografiją netaip mylėjau, atrodo, kur visą laiką pas mus santykiuose visus tos 4,5 metų realiai prabuvo įtampa, pykčiai, kivirčai, tas pats toksai elementarus geiminimas ištisas ir tiesiog labai labai veikia mane pačią. Labai dažnai būdavo žmogui sunku išsitempti į kažkur į kitas erdves, kažką naujo pamatyti, tai iš to atsirado ir pas mane pačią tingumas. Nebuvo labai didžiulio palaikymo ties mano pačios veikla. Ir jo, tai iš tikrųjų mane gan stipriai paveikė ir aš tikrai buvau prie fotografijos metimo viso to reikalo, tai toks buvo gan tamsokas laikotarpis, tie tamsus pakankamai keli metai. O dabar esu realiai pačiam turbūt žydėjime ir mano šitie metai yra kažkokie wow. Iki pat dabar jaučiuosi lyg ant sparnų, nors jau esame kartu 3,5 metų ir vis dar jaučiuosi ant sparnų ir ne tik santykiuose, bet ir savo veikloje jaučiuosi patį didžiausią žydėjimą, atrodo, dabar savo pačios veiklos. Ir ta pati fotografija, realiai tas atėjo noras ieškoti pačios savęs fotografijoje, kur anksčiau atrodo fotografuodavau viską, ką papuola ir kad tik tais užsidirbt labiau būdavo, dabar viskas ateina labiau iš vidinės pusės, kad norisi suteikti kažko, o ne pačiai užsidirbti. Tai ir tas antra ta pusė realiai labai daug suteikia to paties pasitikėjimo savimi, meilės sau, nes viena antra pusė gali tave nusmukdyti žemyn ir tu nieko nenorėsi ir tu grįžus iš po savo darbų ar ten samdomų ar visokių kitokių ar tos pačios savo veiklos, tu tiesiog krisi į lovą ir tu net nenorėsi apie nieko daugiau galvot, tik tais gulėt lovoj ir žiūrėti filmus. Arba yra tas, kad tu norėsi visą laiką kilt laipteliais į viršų ir tau bus tas šalia žmogus, kuris tave pastumės kiekvieną kartą. Tai yra labai iš tikrųjų svarbus dalykas tiek moteriam, tiek vyram susirasti savo tinkamą partnerį, žmogų, kuris bus su jumis ne tik jūsų veikloje, bet ir jūsų aplamai gyvenime, nes tas vienas žmogus gali labai lengvai jūs nustumt nuo skardžio ir palikti tiesiog, arba kitas gali iškelt labai labai aukštai. Tai mano jau vien atrodo, kad yra kaip ir red flagas, jeigu tavęs nepalaiko ties tavo mėgstama veikla, nors ir tarkim jam galbūt jinai yra nepatinkama, bet turi tave palaikyti, nes tai yra tavo veikla ir tave priverčia jinai džiaugtis gyvenimu, o jeigu tave visą laiką nustums tiesiog, kad ai tu čia šūdą padarei, ai tau čia nesiseka, ai tau čia net nevaryk, ką tu čia dabar ir visa kita, tiesiog visokie tokie dalykai, tai tave visą laiką ir nustums žemyn. Tai jo. Tai iš tikrųjų jaučiuosi, kad pati žydžiu ir per tą žydėjimą realiai duodu ir savo partneriui Aivarui augt. Jisai irgi su savo veikla labai daug padarė ir sukūrė realiai vien dėl to, nes
buvau aš šalia ir aš jam padėjau, pagelbėjau, patariau, lygiai taip pat ir jisai man. Kai man reikia jo kažkokio patarimo, jisai visą laiką jį duos, visą laiką patars, visą laiką nuramins, tai lygiai taip pat esu ir aš. Ir čia turbūt vienas svarbesnių dalykų yra tai, kad ne tik koks partneris turi būti tavo gyvenime, bet ir tai, kad tu turi partneriui duoti tą patį, visą laiką įstumti link gero ir jam visą laiką padėti, kai jam reikia, o ne kad jisai tave kelia į viršų, bet tu jį smugdai žemyn. Visą laiką turi būti ta kažkokia lygybė, jūs turite eiti vienas šalia kito ir turit vienas kitam pagelbėti. Ir labai kiekvienai moteriai ir kiekvienam vyrui linkiu susirasti savo tokį partnerį šalia, kuris bus, padės, pagelbės, patars visą laiką. Tai šiam kartui tiek, kadangi aš dabar esu po fotosesijų ir šitas video pakankamai vėlai išeis. Tai po kol kas yra tiek, norėjau pasidalinti šitomis įžvalgomis. Ir tuomet ką, iki kito ketvirtadienio, tai visas šitas video išėjo būtent dėl to, nes padariau savo Instagram'e balsavimą, kokios temos video norėtumėt. Tai šitas išėjo ir jeigu norit kažkur ir jūs daugiau pabalsuot, pamatyti mano darbus, pažiūrėti mano asmeninį gyvenimą, tai galite padaryti pasekę mano tiek asmeninį, tiek fotografijos Instagram'ą ir nepamirštam palaikint, pakomentuojam, galbūt kartais jūs esat nusivylę savo antrų partnerių arba galbūt jūs kaip tik jisai yra iškėlęs ir būtent dėl jo pasiekė tam tikrus dalykus, tai pasidalinkit ir papasakokit, ar tai tiesa, ką aš kalbu, galbūt pasiginčiosim, o taip pat nepamirštam pasubscribinti šito kanalo ir tuomet iki kito ketvirtadienio. Čiau!